Jeigu mokinamės su kažkokiu įrankiu dirbti, pavyzdžiui, švytuoklė, virgulės, taro, viskas yra labai paprastai. Mes einam vėl taip pat į 7 būties planą ir paprašom kūrėjo, kad mus sulygiuotų su švytuokle arba su taro. Mums tiesiog suteikia atmintį ir mes tada jau, kaip sakyti, įgaunam galias dirbti. Tai yra viskas labai paprasta, tiesiog 7 būties plane paprašom, kad mus sulygiuotų. Tai būtent po šito įvykio, po darbo su švytuokle, kur buvau mokinta pagal standartinę sistemą, žmogaus, kuris turėjo labai didelę metų patirtį, supratau, kad ne tai, kad supratau, aš turiu ir video, turiu nuotraukas, kai grįžus po šitos mokymų sistemos, man veidų pradėjo eiti ugnis. Tiesiog tokia veidų ugnis. Ir tai buvo jau toksai ženklas, kad viskas, vaikeli, tu nebegali savyje laikyti to, kas yra tavyje, visų žinojimų, visko, jau tu turi išeiti. Ir čia yra dar toksai svarbus momentas, kaip tu pažįsti ir kaip tu supranti, kad nes sielos yra žeminės kilmės ir sielos yra žvaigždinės kilmės. Reiškia, jau jie nešasi didesnę atmintį. Tai yra pagal vienišumo jausmą. Ir vienišumo jausmas yra tai, kas manęs klausdavo mokytojai, ar tu jautiesi vieniša? Ir kaip klausia žmogus, ar tu jautiesi vieniša, niekada nesakysi, kad ne. Taip. Nesakysi taip, ar ne? Nes, nesakysi. Taip, bet atsakymas būdavo viduj, taip. Visada būdavo atsakymas taip, bet aplinkybės yra priešingos tai, ką tu atsakai. Kodėl? Nes tu turi šeimą, turi vyrą, turi vaikus, turi darbą, turi keletą žmonių, su kuriais tu bendrauji. Tai tau kaip ir vienišumas neturėtų būti, ne? Bet tu vis tiek jautiesi vienišas. Tai kai tu vis tiek, nesvarbu kokiom aplinkybėm esant, jautiesi vienišas, tai rodo, kad tavo siela yra žvaigždinės kilmės. Reiškia, kad tau nėra čia namai. Tu ateini čia, padarai misiją, dėl ko tu esi atsiųsta ir varai namo. O grįžti namo tik tada, jeigu padarai misiją. Tai čia irgi toksai yra svarbu, kad jau kaip yra, kai žmonės turi tą supratimą ir tą suranda, jeigu nebus daroma, dėl ko yra atsiųsta, nebus galima grįžti.